kokiom čia idėjom gyvenam, kad tipo, aš turiu būti visą laiką faina, vat, visa balta, pukuota faina. O tai kada man būti ne faina? Suprantat, kad gyvenimas yra iš dviejų dalių visada. Yra balta, yra juoda, ne? Ir jos maišosi tarpusavy. Tai jeigu aš visą laiką balta, kažkada aš turiu būti juoda. Ir, na, aišku, būna šeimose, kad nepriimama yra ta pilkoji ta pusė, juodoji, tamsioji pusė. Nepriimama būsė. O jinai yra, kad jinai yra ta pusė visada jinai yra. Jeigu jūs matot labai gerą žmogų prieš savo akis, tai jūs iškart pagalvokite apie tai, palaukit, čia kažkas yra ne taip, čia taip nebūna. Ir niekada neįsidėkit savo galvą žmogus tokio paveikslo, kad jisai va toks geras. Ir čia yra ir moterims, ir vyrams, lygiai tas pats. Taip nebūna. Ir jūs visi su manim sutiktumėte, tie, kurie yra santykiuose, kad taip, jūsų ten vyras ar žmona iš vienos pusės yra geri, o iš kitos pusės visai nieko gero. Ir tai yra normalu. Ir ta tikra meilė yra tada. Mes priimam abi šitas pusės. Tai va, jeigu klausimo autorė šeimoje yra toksai paskirstimas į baltą ir juodą, pradėkit suprasti ir pradėkit įnešti savo žmonėms tokį supratimą, kad tas va, juoda pilka, jis yra ir jis turi būti ir jis neturi būti slepiamas, jisai turi būti suprantamas, kad taip yra ir priimamas norma, kad tai yra normalu.